Šiandien mes su jumis pakalbėsime apie sienų lyginimą ir tinkavimą gipsiniu tinku. Štai stovė šalia švariai nuvalytos, nugruntuotos sienos ir pirmas reikalas mums skubantis į pagalbą yra Mito A100. Nesunku atsiminti, dominuojančios spalvos – raudona, balta, mums moterim šiek tiek su jomis lengviau, o vyrams tai reikia žinoti, kad pabandę Mito A100 nenorėsite bandyti daugiau nieko kito. O dabar aš jums parodysiu, kaip reikia užmaišyti Mito A100. Turime 30 kg maišą. Naudosime jo pusę, nes jis yra labai geras ir labai greitai stingsta. Užtenka tik 20 minučių. Tam mums reikės 8 litrų vandens, tai yra pusė kibiro, ir ištinkuoti galėsime 8 kvadratinius metrus. Jums labai patiks. Gerai sumaišom, visai kaip maišant pyragus. Pradedam. Na štai ir paruošta. Toliau vyrai tėškiam skiedinį ant sienos. Nieko nelaukiant, greitai lyginame, nes tinkas džiūna. Optimali tinko sunaudojimo ir apdorojimo trukmė yra apie 2 valandos. Skiedinys lyginamas su metalinė tinkuota liniuotė. Va kokia, matot vyrai? Išlyginus sieną ir užtinkavus, kad ji būtų super lygi, užtriname mentele. Vidutinis tepamas sluoksnis yra 8 mm, minimalus galimas 5. Gero darbo su Mito A100.